Sveiki automoto fanai, šiandien pas mus apžvalgoj jau legendinis Tesla Model Y, paskutinės kartos, belaukiant naujos kartos, ten norisi pažiūrėti, kaipgi, ką mums siūlo ta senesnė mūsų Tesla Model Y karta. Iškart norisi pakalbėti apie Tesla dizainą. Išskirtinis automobilis iš tikro, visi jo bruožai, kaip galia, taip ir priekyje, išsiskiria iš visos minios. Tai aš visada kalbu taip, jeigu jūs norit savo pasirinkti elektromobilį, būtinai reikia ateiti pažiūrėti Tesla, nes Tesla tai automobilis nestandartinis. Jeigu jūs norit būti kitoks, tai prašom, reikia rinktis Tesla. Tai vien pažvelgus į jį, visos linijos, kaip atrodo priekis, jis toks aptakus, tarsi vanduo. Iš šonų mes nematome jokių rankinėlių. Rankinėlės nestandartinis. Kažkam patinka, kažkam ne. Koks dar didelis bruožas gal Teslos, prie jo reikia priprasti. Tai nestandartinis automobilis visur, kur jūs besiliestumum, pradedant ratais, padangom, durelėm, visą tą kokybę, langais, jis visur yra nestandartinis. Net pats spoileris, stiklinis stogas transformuojasi į spoilerį. Visur nestandartiškai. Galas, aišku, jis atrodo gan kuklus, automatinė bagažinė, nieko tokio įspūdingo, bet pažiūrim, ką mes turim čia. Mano krepšys pastovės kol kas čia. Atrodo, užuolaidėlė. Kaip ją atidaryti? Kas čia per nesąmonė? Bet reikia daryti taip. Kaip sakau, nestandartiškas dalykas. Apdailos kokybė bagažiniai įspūdinga iš tikro. Visur zamšas, plastiko minimaliai. Labai didelis kišenės, tokio šono. Ten galima visą krepšį iš parduotuvės paimti ir padėti. Ir taip bagažinė atrodo nemaža, bet mes turim, galima sakyti, antrą bagažinę čia. Ir dar papildomą bagažinę čia. Gale odinis salonas, gan kuklus, jokių mygtukų, pora Type-C USB, tom ir viskas baigėsi. Bet galim nulenkti sėdynę ir ne visi žino, bet Tesla moka reguliuoti ir sėdinių kampą. Šitą mygtuką, iš šono, kur virš sėdinių, reikia paspausti, palaikyti ir biškį paspausti į sėdinį. Matot, keičiasi kampas. Galima taip, o galima čilinimo kampą. Papildomai mes turim tokį dalyką ir puodelio laikiklius. Kaip aš atrodau besėdint Tesloj su 1,85 m. Va taip. Atkreipkite dėmesį į mano kampą čia, nes būna elektromobiliai, kur baterija yra automobilių dugne, tai labai aukštos grindys ir tu sėdi va taip. Pas Tesla tokio bajerio nėra, tu ramiai normaliai sėdi, kampas nuostabus, tai jeigu kažkur toli keliaut su Tesla Model Y, tai jokių problemų galia, ypač vaikams, tai aš su 1,85 m taip sėdžiu. Virš galvos daug vietos, erdvės jausmas, nes didelis panoraminis stoglangis per visą automobilį einantis vos ne iki galo, tai važiuoja ir čilinį. Bet yra, aišku, ir minusai. Apie juos trupučiuką vėliau. Vairuotojo vieta. Ergonomiškai patogi, iš tikro fainai sėdėti, sėdynės patogios. Turime daug daiktadėžių. Didelė čia. Didelė čia. Bet ko pas mus čia nėra ir koksgi minusas man asmeniškai, pas mus trūksta projekcinio ekrano, nes kai tu važiuoji, tu žiūri į priekį, bet greičiai visi parodymai apie automobilį tik tai šitame ekrane. Daugiau jokių prietaisų mes čia neturim.
Tai man asmeniškai tai yra toks minusas, nes tu turi priprasti. Kaip ir sakiau, su Tesla tu turi priprasti prie tokių dalykų. Tai vat viskas yra čia. Jeigu mes norim valdyti, pavyzdžiui, yra daiktadėžė. Mes norim ją atidaryti. Jokių mygtukų nėra. Mes turim eiti į meniu, pavyzdžiui, dėtuvė, neatsidaro. Tas pats ir su veidrodėlių valdymu, vairų valdymu. Visas bendrai valdymas, jeigu mes norim kažką įjungti, išjungti, užrakinti, pavyzdžiui, jungti sėdinių šildymą gale. Pavyzdžiui, priekyje man nereikia, per karštą aš noriu gale įjungti sėdinių šildymą. Tai gale sėdintis žmogus tai negali padaryti. Tik tai viską valdau čia aš. Aišku, čia pripratimo, kaip sakoma, reikalas, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, važiuojat, maigot kažką, tai renkatės muziką, tai jau žmogus šalia sėdintis savo šildymą neįjungs. Tai, na, vat, yra tokių bruožų. Bet užtat, jeigu kalbant apie pliusus, pati multimedija, jinai veikia nuostabiai. Pažiūrėkit, vien kamerų kokybė kokia. Nu, viena iš to prinko, iš tikrųjų, čia, Full HD ar 4K galbūt, tikrai fainai. Iš automobilio pusės taip pat galima valdyti ir automobilio išorę. Tai galima atidaryti priekinę bagažinę, galinę bagažinę. Pavyzdžiui, einam, pažiūrim, čia nėra variklio, tai priekyje yra irgi papildoma bagažinė. Tai va čia didelis pliusas, jeigu norit kažką tai greito pervežti. Einam, pažiūrim, kas ten priekyje. Na va, visai padary bagažinė iš tikrųjų. Jeigu važiuojant į parduotuvę, porą krepšių drąsiai tilps, tai net galima standartinis bagažinės ir nenaudoti. Atidarėt šitą, uždarėt. Ir aišku, Tesla turi savo appsą, kur galima ten visiškai valdyti. Arba standartinio rakto čia nėra, Tesla kortelė. Prisilietus prie automobilių, turint ją šalia, automobilis tave su tavim pasisveikins, atidarys, galėsite važiuoti. Nu tai ką, turbūt metas su juo pavažinėti. Norite užkurti tik Tesla, šis to daryti nereikia. Jūs turit kortelę, pasidėt čia, Tesla ją nuskanuoja, viskas. Aišku, aš gal išjungsiu šildymą sėdinių, pamažinsiu, man nereikia, man nekaršta. Na ir ką, pirmyn. Va, pavarus vertės, paspaudžiam drive ir galim važiuoti. Švelniai dirba elektrovariklis. Bendrai automobilis važiuoja gan švelniai. Kaip sakoma, automobilį reikia jaust, tai jausmas nuo Teslos yra labai geras, nes erdvės jausmas, būtent erdvės jausmas, virš galvos didelis stoglangis, stiklinis, matai dangų, na, šviesiau automobilį. Bendrai ergonomika man patinka, išskyrus to, kad greitį matai čia. Ir kad pamatyti greitį, tu visiems turėtum žiūrėti į ekraną. Na, va čia pripratimo reikalas, aišku. Bet norėtųsi projekcinio ekrano priekyje, kuris varuotų greitį, gal navigaciją, tikrai būtų fainai. Kokybė apdailos. Nepasakyčiau, kad super, nepasakyčiau, kad kažkas tai blogo. Kukliai, gan kokybiškai, toks tvirtas viduriukas. Bet užtat ergonomiškai labai faina. Tu sėdi, sėdinė, kampas, kojų kampas, kaip vairą, viskas nuostabiai. Na ir įspūdingas įsibėgėjimas. Galiu čia per akis, elektrinės variklis, pilna newtonmetrų, kurie pasiekiami iškart. Tai lyginti su dizeliais, su benzinais, net ir hibridais nėra prasmės. Kad jeigu jūs norite kur nors pasukti, pavyzdžiui, jūs paspaudžiat rankinėlę, bet norit, jinai atšoka atgal. Nėra taip, kaip standartiniam automobiliu jūs paspaudžiat ir jinai ten užsifiksuoja atgal. Tai Tesla reikalauja pripratimo, jūs turite prie jo priprasti. Norit, pavyzdžiui, jungti valytuvus, palaukit, kaip čia, kaip, ant savęs, ne. Yra mygtukas vėl ant šono, paspaudžiat.
matot, jinai pradeda valyti. Arba kažkur reikia jau žiūrėti čia. Žibintai, valdymo prietaisai, valytuvai, užlenkti veidrodėlis, įjungti automatinį apšvietimą. Na, viskas šiaip valdoma per multimediją. Irgi pripratimo reikalas. Manau, pavažinėtumėt kažkiek priprastumėt, bet iš kitos pusės vis dėlto norisi to fizinių gal mygtukų. Koks pliusas? Nebesina multimedija, jinai greitai veikia. Va čia tai tik didžiulis pliusas, kad tau jinai nelagina. Ir jeigu tu viską valdai čia, tai paspaudai, iš karto atsiranda. Paspaudai, iš karto atsiranda. Koks nors ekranas sėdinės, matot, koks greitis. Nėra lago. Tai gal tada ir galima su ją viską valdyti. Jeigu būtų lagas, no. Pažiūrėsim, aišku, kaip naujam Model Y bus integruoti tą multimediją. Gal ir atsiras projekcinis ekranas ar gal kiti dalykai. Bet kol kas mes žiūrime šitą automobilį. Galis čia per akis. Kažkokį įsibėgėjimą nuo 0 iki 100 net nematuosiu. Jinai turbūt bus top. Įsiliejant į eismą, pavyzdžiui. Jinai akimirksniu pasiekė, aš net nepaspaudžiu, gal 50 galios paspaudžiau pedalą, tai akimirksniu pasiekė 80 km/h greitį. Tai nemanau, kad jūs pastebėsit, kad jai neužtenka galios, tikrai ne apie šitą mašiną kalbą. Gan aštrokas valdymas. Iš tokių funkcijų, tai šildomas vairas, priekinis ir galinis sėdynės šildomos, tai komforto lygis net ir žiemą bus gan aukštas. Į ką dar noriu atkreipti dėmesį, tai kameros kokybė. Iš tikrųjų įspūdinga kamera ir iš šono į veidrodėlėse, pavyzdžiui, jeigu mes norim pasukti į kairę arba į dešinę, tai mes matom, kas čia darosi. Ta nematoma zona, kas patenka. Tai, kaip sakoma, Tesla mato aplink ir mato labai kokybiškai. Šitą dalyką liuks. Rezumuojant, koksgi verdiktas po bandomojo važiavimo. Iš tikro, automobilis turi ir pliusų, ir minusų. Tai pakalbam apie minusus. Man asmeniškai vienas iš minusų tai gan kitokia pakaba, kai trupučiuką nelygus kelias dar normaliai, jeigu didelis duobės, na, nesuvalgo. Antras mano minusas tai, kad iš tikro visas valdymas iš planšetės. Jokių fizinių mygtukų, prie jo reikia labai priprasti. Jeigu jūs atsisėsit iš standartinio automobilį Tesla, tai toks šokas, kaip čia palauk, kaip čia valdyti, reikia paskaityti manualą. Na, pripratimo reikalas. Na ir ko labai norisi, tai projekcinio ekrano. Galbūt naujajam Model Y tas projekcinis ekranas atsiras, nes labai jo norisi. Ir kokiegi pliusai, man asmeniškai. Jeigu tu rinkėsi Tesla, tu būsi ne toks kaip visi. Tikrai išskirtinis automobilis, išskirtinis valdymas, kaip jis atrodo, koks jausmas, na, nestandartinis. Wow efektas garantuotas iš draugų, iš giminaičių, iš visus jūsų pažįstamų. Antras dalykas, tai aišku, kiek jis turi galios. Tas elektrom variklis, kaip jis važiuoja, kaip jisai pritraukia tave prie sėdynės, na, wow efektas, iš tikrųjų. Tikrai jausmas labai geras. Na ir aišku, paskutinis pliusas, bet jis labai man svarbus, tai ergonomika. Iš vis kaip pragalvotas automobilis. Mes turim bagažinę ir priekį, ir gale. Sėdynė labai geros kokybės. Tu atsisėdi tarsi, na, tau sukurtas automobilis. Važiuoji, tas vairas, kaip tas visas judesys, kaip tu jungi posūkius, kaip tu laikai vairą. Na, ta ergonomika, pragalvojimas automobilio, na, labai aukšto lygio. Ir tai be galo svarbu, jeigu jūs eksploatuojate automobilį kasdien, tai vienas iš tokių pliusų turbūt lemiamų. Kai tu atsisėdė, jis gali būti netoks galingas, netoks fainas, bet ergonomiškai jis turi būti tau patinkantis ir tinkantis automobilis. Tai va Tesla su mano ūgiu, 1,85 m pasikartosiu, man puikiai tinka, visiškai nepavargau, kiek jį pavairavau, išbandžiau ir mieste, ir kažkiek užmiesti, jokio nuovargio aš nejaučiu. Tai už ergonomiką Teslai didelis pliusas. Tai ką, prenumeruokit kanalą, žiūrėkit mano ir kitas apžvalgas ir iki greito.